Labas visiems, čia aš, Ūdra mokytojas. Ir šiandien noriu pakalbėti apie nuostabią 9 klasės temą - trupmeniniai reiškiniai. Mes turėsime net keletą video iš šitos temos, nes tema gana plati. Geros naujienos, mums nereikės kažko labai daug naujo mokytis, nes viskas, ko jums reikia, jūs išmokote nuo 5 iki 8 klasės. Reiškia, žinais, reikės ir trupmenų, ir prastinimo, ir bendravardiklinimo jų, ir lygčių, ir atskleidimo, ir greitos daugybos formulių, ir bendro dauginamo iškelimo prieš skliaustus. Tai geros naujienos, jeigu viską mokėtės paskutinius 4 metus, šita tema jūsų neišgąsdins ir nenustebins. Bet jeigu galvojate, kad kai mokėtės 7 klasėje, kad oi, jums gal šitos temos nereikės, tai atleiskite, jums reikės truputį daugiau pasimokyti. Ir jeigu trūksta jums pagrindų, aš galėsiu duoti nuorodas ir į temas aprašyme, ką reiktų jums taip pat pasižiūrėti, jeigu nori šitą temą puikiai išmokti ir visiškai be klaidų spręsti. Nuostabu. Tai pirmoji pamoka apie trupmeninius reiškinius, tai yra būtent apibrėžimo sritis. Apibrėžimo sritis tai reiškia, kokius mes galime turėti x reikšmes, kad turėtume tam tikrą reikšmę. Tai šiuo atveju noriu pakalbėti būtent apie šitą pavyzdį ir šiaip apie trupmenas. Mano klausimas, kada trupmenos negali turėti reikšmės. Ir turbūt tikiuosi, kad tikrai visi atsimenate, kad trupmenos negali turėti reikšmės, jeigu mes daliname iš 0. Pažiūrėkime, kas būna, jeigu mes padalinsime, pavyzdžiui, raskime skirtumą. Jeigu mes daliname, pavyzdžiui, 0 iš 3 ir 3 iš 0. Taigi, koks yra skirtumas? Jeigu mes dalinsime 0 iš 3, mes gausime 0. Jeigu padalinsime 3 iš 0, mes gausime pagal jūsų skaičiuotuvą, error. Tai gali būti sintaksas klaida arba gali būti šiaip klaida. Mes negalime dalinti iš 0. Gali rašyti undefined, tai reiškia nėra jokių reikšmių, kurios galėtų būti išrašytos. Taigi mes negalime dalinti iš 0. Ką tai reiškia mūsų šitai temai? Kad mes, kai ieškome apibrėžimo srities, mes negalime dalinti iš 0. Tai reiškia, mes žiūrime, kad trupmenos vardiklis negali būti lygus 0. Tai reiškia, x minus 3 negali būti lygu 0. Gerai? Nes tada bus neįmanoma, bus visos klaidos. Ir mes, kas įdomiausia, kad nelygybę sprendžiam kaip kokią lygtį. Mums nereikalingas minus 3, pridėsime trejetą prie abiejų pusių ir gausime, kad x yra nelygu 3. Tai va, tai taip mes sprendžiame trupmeninių reikšmių apibrėžimo sritį. Ir ką reiktų žinoti? Taip pat jūsų klausimų uždavinė, klausimų uždaviniuose, su kokiom reikšmėmis šis reiškinys turi reikšmę, arba kai yra apibrėžimo sritis, arba su kuo neturi reikšmės. Jau klaus, su kuo neturi reikšmės šiuo atveju, klaus, su kuo neturi reikšmės, tai atsakymas, kad tada, kai x yra lygu 3, tada neturi reikšmės. Gerai? Tada jau klausiu, su kuo turi reikšmę, tai tada turi reikšmę, kai x yra nelygus 3. Ir jau klaus, kokia yra apibrėžimo sritis, tai yra paprasta, mes turime visus skaičius skyrus trejetą. Tai reiškia, visi mums tinka nuo minus begalybės iki 3 ir nuo 3 iki plus begalybės. Tai va, tai čia mūsų ATS bus, jeigu klaus, kokia yra apibrėžimo sritis. Tai va, supraskime, ko prašys uždavinys. Jau klausia, su kuo turi reikšmę, su kokiais skaičiais turi reikšmę, tai tada, kai x yra nelygu 3, jeigu kada neturi reikšmės, reiškia ieško blogų skaičių, tada kai x lygu 3 šiuo atveju,
O kokia yra apibrėžimo sritis, tai realiai visi skaičiai nuo minus begalybės iki 3 ir nuo 3 iki begalybės. Gali būti, kad kartais matematikoje mokytojai mėgsta žymėti čionais U raidę, tai reiškia, kad mums tinka ir tas atsakymai. Gerai, tai ką noriu skirti šiandien pamoką, tai paspręsti kelius uždaviniukus. Tai mūsų laukia nuo labai paprastų, ką mes realiai dabar padarėme, iki sudėtingesnių ir pačių smagiausių. Gerai, tai mes visus juos greitai išspręsime, kad jums būtų daug lengviau. Visi šie uždaviniai yra paimti iš vadovėlių, tai reiškia, kad šito namų darbus dabar padėsiu spręsti. Šitas uždavinys yra toks pat kaip viršui beveik, tai reiškia apačia yra vienoda. Ir ką aš noriu pasakyti, kad mums iš tikro, jeigu ieškom apibrėžimo srities, mes į viršų net nežiūrime. Mums viršus yra nereikalingas, mes tiesiog žiūrime į apačią. Ir sprendžiame, tarsi tai būtų kokia lygtis, ar ne? Mes žiūrime, tenais x, pavyzdžiui, su kuo, aš darysiu šitą, kur x minus 3 yra nelygu 0. Ir mes lygiai taip pat kaip lygtis sprendžiame, pridėsime 3, kad dingtų minusas, lygtis tikiuosi mokat visi spręsti, ir gausime, kad x yra nelygu 3. Gerai, šitas buvo. Kitas yra įdomesnis. Čia mes pereinam prie kitų temų, kur nepilnoji kvadratinė lygtis, arba iškelsime bendrą daugiklį prieš skliaustus. Vėlgi, žiūrime į apačią ir matome x kvadratu plus 6x. Šiuo atveju galim sakyti, vėlgi, nelygu 0. Aš tada pakalbėsiu, kas yra, kai bus 2 atsakymai. Kas tada nutinka. Ir mes tiesiog tokiu metu, tokiu atveju, visi žinot, ką daryti, tikrai nėra sunku, viskas labai lengva, mes tiesiog iškeliam bendrą dauginamąjį prieš skliaustus. Čia ir čia yra x, aš x paimu ir iškeliu prieš skliaustus. Va, x čionais. Taip, ir tada aš skliaustuose palieku x ir 6. Jeigu nesate tikri, kaip čia nutinka, pažiūrėkite temą. Lygtis, kur sandauga lygi 0. Gerai? Ačiū Jums. Ir tada mes matome, kad arba x yra lygus 0, arba x plus 6 yra lygu 0. Čia kaip ir išspręsta, nėra čia ko, o šitoje pusėje mes sprendžiame įprastą lygtį ir gausime, kad x nelygu minus 6. Taigi, čia klaustų, su kuo šis reiškinys neturi prasmės, tai būtų minus 6 ir 0. Jei klaustų, kokia yra apibrėžimo sritis, tai kai mes žymime apibrėžimo sritis yra... Kokia apibrėžimo sritis? Visų pirma, mes turime, kad nuo minus begalybės iki minus 6, ar ne? Nes minus 6 netinka, tada nuo minus 6 iki 0, nes tinka visi skaičiai, skirus 0 ir minus 6 ir nuo 0 iki plus begalybės. Turbūt matote, kad čia yra paprasti skliaustai, o ne laužtiniai, nes tas skaičius minus 6 arba 0 neįeina į atsakymus. Gerai? Dėl to mes turim paprastus skliaustus, o ne laužtinius. Gerai, šaunu, tai čia yra toks paprastesnis, tuoj padėsim į šoną, nes matau, kad reikės vietos kitam uždaviniui. Gerai, čia irgi labai paprastas ir panašus, nepilna kvadratinė lygtis arba sandauga lygi 0, galite taip atsiminti. Ir vėlgi, žiūrime į apačią. Į apačią x kvadratu minus 36 nelygu 0. Vėlgi, pažiūrėkit, ko prašo uždavinys. Jeigu uždavinys klausia, su kokiom reikšmėm, su kokiais x-ais šis reiškinys neturi prasmės, tada jūs ieškot, su kuo neturi prasmės. Ir tada rašo čionais lygu, nes ieškot, su kuo neturi prasmės. Šiuo atveju ieškau, su kuo turi prasmę, tai tada, kai nėra lygu 0. Žiūrėjom, kaip formuluoja uždavinį. Ir tada yra du būdai išspręsti. Pirmas būdas yra, mes galime tiesiog parašyti x plus 6 ir x minus 6 lygu 0. Tai mes tiesiog
greitos daugybos formulę matome, ar ne? Arba jeigu jūs mėgstate, galite rašyti x kvadratu lygu 36 ir tada gauti plus minus 6. Tai abu variantai yra geri, mes gausime, kad, bet aš prašysiu virštinių variantų, nes jisai toks mano mėgstamesnis. Tai arba x plus 6 yra lygu 0, arba x minus 6, atsiprašau, nelygu, aš vis pamirštu. Nepamirškit jūs, ko prašo uždavinys. Tai mes gausime, kad x yra nelygu minus 6, arba x yra nelygu 6. Tai vėlgi priešimo sritis tinka visi skaičiai skyrus minus 6 ir 6. Tai čia mes irgi nuo minus begalybės iki minus 6, nuo minus 6 iki 6 ir nuo 6 iki plus begalybės. Gerai, einam prie truputį įdomesnių, čia vis dar labai lengva tema. Sandauga lygi 0, tikriausiai visi šitą atsimenate, mokate iš pernai metų. Jeigu ne, tai pasikartoti jums reikės. Taigi, kaip čia sprendžiame šitą temą? Tai mes žiūrime, kad vėlgi rašysiu nelygų 0, nes ieškau, su kuo turi prasme. Taigi, mes turime skliaustus, vienus ir kitus skliaustus, tai kaip ir toj temai, kurią puikiausiai visi atsimenate sandaugą lygi 0, tai mes arba šitas negali būti lygus 0, arba šitas, nes čia yra sandauga. Jeigu vienas iš jų yra lygus 0, arba pirmas lygus 0, arba antras lygus 0, tada neturės šis reiškinys jokios prasmės. Taigi mes žiūrime, kad arba 3x plus 1 nelygu 0, arba 7 minus 2x yra nelygu 0. Tai mes sprendžiame įprastais būdais, mes čia atimam 1, ne 3. Ir mes gausime, kad 3x yra nelygu minus 1. Minus 3 parašiau, fantastika. Viską dalinam iš 3, nes čia yra trejetas, o mes norim panaikinti koeficientą. Ir gausime, kad x yra nelygu minus 1/3. Trečiai, tiksliau, nebemoku. O kitoj pusėje mes lygiai taip pat turime 7 minus 2x, mes, nežinau, ką mėgstat perskirti labiau, kai kas mėgsta įsikelti 7, aš perskelčiau mielai x į kitą pusę, ar ne, bet kaip jums patinka, ir mes gausime, kad minus 2x yra nelygu minus 7, viską daliname iš minus 2, kad dingtų koeficientas šitas, ir gausime, kad x yra nelygu 3,5. Kodėl? Nes mes 7 dalinam iš 2 bus 3,5, bet kadangi minusą dalinam iš minuso, kaip ir pirmam, mes gausime pliusą. Minusai viens kitą panaikina. Vėlgi, jeigu norim šitą užrašyti, jeigu klaustų, kokia yra apibrėžimo sritis, tai mes žiūrime ATS yra nuo minus begalybės iki mažesnio skaičiaus, minus 1/3, tada yra nuo minus 1/3 iki 3,5 ir nuo 3,5 iki plus begalybės. Tai būtų apibrėžimo sritis. Taigi, pažiūrėkite, ko prašo uždavinys. Realiai visi jie turi tą patį. Jeigu klaustų, su kuo turi reikšmę, su kuo neturi reikšmės, arba kokia yra apibrėžimo sritis, visur yra tie patys veiksmai, tik tai klausimas, kaip jūs pateikėte atsakymą, kokį atsakymą jūs parodote. Na va, turime dar 2 uždavinukus, jie yra labai paprasti irgi, atrodo iš šono, gal ir netrodo iš šono paprasti. Taigi, aš noriu su pirmu padėti ir su antru padėti, nes neveltui juos abu čionais ir įkėliau. Taigi, mes vėl žiūrime į apačią ir čia yra įdomus dalykas. 6 minus 2x kvadratu, ar ne? Oi, aš tikiuosi, kad taip nukopijavau, o nepradėjau kažkokio x-o. Gerai, jeigu gausi tokį, tai jis yra smagesnis, šiandien yra nelygu 0. Tai šiandien mes turėsime kelis atsakymus vėlgi.
Visų pirma, kas mums trukdo? Mes galim, šitas dvejetas mums yra nereikalingas. Mes realiai, ką galim padaryti, mes galim viską padalinti iš dviejų. Mes galim viską padalinti iš dviejų arba iškelti dvejetą prieš skliaustus, kaip norite, bet mes galim. Mes galim viską padalinti iš dviejų. Kodėl? Nes mes čia dalinam iš dviejų bus 3, čia iš dviejų bus minus x kvadratu, o kitoje pusėje, jeigu mes 0 dalinsim iš dviejų, mes vis dar gausime 0. Gerai? Puiku. Mes taip galime padaryti. Mes tarsi galime arba iškelti prieš skliaustus dvejetą. Šitoje vietoje mes irgi galime kitą pusę, ką norim kelti, arba galime iškelti x kvadratą į kitą pusę, arba trejetą, arba galime tiesiog vietoj išskaidyti dauginamaisiais, bet iš esmės čia yra tas pats uždavinys, kur buvo, pavyzdžiui, aš praras, kaip buvo x kvadratu, gerai, mes čia sukelkime į kitą pusę, mes gausime persikėlę į kitą pusę, kad galų gale x kvadratu nelygu 3, arba galime iškelti trejetą kitą pusę ir padauginti viską iš -1, tai mes čia gausime x kvadratu nelygu 3, arba x kvadratu -3 nelygu 0. Tai kaip jums paprasčiau rašyti, abu būdai yra užrašymo geri. Tai kai mes anksčiau sprendėme uždavinį, aš jį parodysiu, kuris buvo čionais, va šitas, ne? Mes ištraukėme šaknį iš 36, realiai, kai išskaidėme dauginamaisiais. Ir čia nutinka įdomus dalykas, mes galime ištraukti šaknį iš 3, mes gausim įdomų uždavinį, mes gausime kur arba čionais, kad x lygu arba minus šaknis iš 3, arba x, čia gali būti pirmas ir antras, arba galim to net nerašyti, x lygu šaknis iš 3 plus minus šaknis iš 3. Ir iš esmės, kodėl? Nes čia yra kvadratas, mes traukiam šaknį. Mes traukiam šaknį ir nelygu, vėl nelygu, atsiprašau, mes traukiam šaknį iš 3 ir gausime šaknį iš 3. Čia traukiame šaknį iš 36, arba išskaidėme ir gavome 6, o čia iš 3. Arba galim taip užrašyti x plus šaknis iš 3 ir x minus šaknis iš 3 nelygu 0. Šaknis iš 3 yra lygiai toks pats skaičius, kaip bet kokie kiti skaičiai. 2, 3, 5 ir panašiai. Mes atsakėme irgi, jau klaustų, kokia yra apibrėžimo sritis. Vėl žiūrim, ko prašo uždavinys. Tai viskas būtų nuo minus begalybės iki minus šaknies iš 3, nuo minus šaknies iš 3 iki šaknies iš 3. Aš uždėsiu, atsiprašau, paprastą čionais kablelį. Ir tada nuo šaknies iš 3 iki plus begalybės. Tai va, mes šaknis iš 3 toks pats skaičius, kaip visi kiti skaičiai. Na, imkim paskutinį pavyzdį, tikiuosi visi viską mokate ir diskriminantų sprendžiate, dėl to jums nėra nieko naujo. Tai šitas uždavinukas, mums vėlgi reikia rasti x-o reikšmes, su kuriuom čionais būtų lygu 0. Tai mes sprendžiam sprendžiam diskriminantą. X kvadratu plus 6x plus 8 yra nelygu 0, jeigu vat, su kuo tinka, su kuo turi reikšmes uždavinys. Tai aš ką turiu? Diskriminantą, tiesiog diskriminantas lygu, diskriminanto formulę tikriausiai visi puikiai mokate. Tai yra b kvadratu, 6 kvadratu, minus 4 kartus a koeficientas, tai yra vienetas, ir kart 8, tai yra c koeficientas. Ir mes gausime 36 minus 32, gausime 4. Puiku, ir mūsų 2x, tai yra x1 ir x2, iš karto ką ir gausime atsakymus. Taigi, turime ką? Minus b, tai minus 6 plus šaknis iš 4 ir dalinam iš 2, nes 2a, o a yra 1, arba minus 6 minus šaknis iš 4 dalinti iš 2. Ir ką mes gausim čionais? Mes gausim tiesiog
minus 6 plus 2 iš 2 arba minus 6 minus 2 iš 2. Puiku. Ir mūsų atsakymai viršui yra minus 6 plus 2 bus minus 4 iš 2 bus minus 2. Minus 6 minus 2 bus minus 8 iš 2 bus minus 4. Viskas. Gaunam atsakymus. Mums niekur daugiau dėti jų nereikia. Tai yra mūsų atsakymai. Nelygu vėlgi. Nelygu. Ok, atsiprašau, nes nelygu ieškame. Tai būtų klausimas, su kuo turi reikšmę, tai ištume, kai x nelygu minus 2 arba minus 4. O jeigu su kuo turi reikšmę, tai mes vėl žiūrime iš karto mūsų x. Ir mes turime arba nuo minus begalybės iki minus 4, nuo minus 4 iki minus 2 ir nuo minus 2 iki plus begalybės. Klausimas, kur eilės tvarka rašyti mūsų skaičius, kur eilės tvarka, tai nuo mažiausio iki didžiausio. Tai minus 4 yra mažiau, tai pirmą eina minus 4, tada eina minus 2. Viskas. Tai buvo mūsų trupmeni reiškiniai, jų buvo labai daug, tikiuosi, kad kartu išmokome spręsti visus pagrindinius trupmeni reiškinių būdus. Tai va, tai tiek. Ačiū visiems ir labai rekomenduoju pažiūrėti video, kurie jums padės pasimokyti ir kitus trupmeninių reiškinių video. Ačiū visiems ir gražaus likusio vakaro. Tikiuosi, matematika nebus tokia baisi. Iki.